Kaip pakeisti alyvos siurblio ašytę. Ėjome sunkesniu keliu, teko išardyti alyvos siurblį, nes taip neišsitraukia ašytė. Taigi dedame dabar atgal. Teko atpalaiduoti balansyrus. Dabar reikės pagal mėtkes vėl atstatyti. Bet šiaip netaip ištraukiam. Sumaunant ašytės, tik ta ašytė suka šitą žvaigždutę. Ir taip dirba. Po to, aišku, uždėjus dangtelį dar reikia nepamiršti būtinai tokį žiedelį įdėti. Bet čia, aišku, vėliau jį įdėsime. Dabar galime dėti ir dangtelį. Dar, kad nuimti šitą žvaigždę, tai dar teko ir šitą skrėmulę atsukti. Bet čia vis tiek bus keičiamas diržas, tai nelabai čia ką ir skyrėm. Taip, dabar dedant šitą. Dedant šitą, reikia užveržti, šitas veržiamas 60 Newtonų, šitie 14. Ir čia, aišku, dar šedelį dėti. Ir viskas, uždėti po to karterį aptepus hermetiku ir užpilti alyvą. Tai čia ir common railui 2 litrų ir pumpadūzam esmė ta pati va su ta šelė čia gaunasi. Panašiai tas pats čia darbas. Tai va tiek žinių šiam kartui.